įstatymo nustatyti apribojimai. Iš esmės, aš sakyčiau, jų nėra daug tų apribojimų. Ir tuoj mes pamatysim, kodėl man taip atrodo, kad jų nėra daug. Aišku, jie yra nustatyti nekilnojamo turto perleidimo sandoriams, investavimui, draudimui užtikrinti kitų asmenų prievolės, na ir tam tikrų skolimosi sutarčių sudarymui. Nekilnojamo turto perleidimo sandoriai. Noriu labai atkreipti dėmesį, jeigu dar nesat užsifiksavę šito dalyko, čia kalba eina tik tai apie nuosavybės teise valdomą nekilnojamą turtą. O ką jūs galite įsigyti į nuosavybės teise, tai yra labai jūsų galimybės nedidelės. Ne? Iš valstybės lėšų negalite, jeigu jūsų finansavimas iš valstybės lėšų procentiškai sudaro 70%, nu tai praktiškai dar Europos Sąjungoje, jeigu traktuoti, kad patikėjimo teis, arba iš Europos Sąjungos jau galų gale net ir automatiškai nekilnojamo turto įsigijimas patikėjimo teise. Tai jeigu lieka 10-20% jūsų lėšų, sakykime, iš kurių jūs galite įsigyti nekilnojamą turtą, tai va tam nekilnojamam turtui ir taikomi šitie ribojimai. Ir sakyčiau, na, toks nedidelis tas ribojimas. Ir aišku, tas principas, kad sandoriai turi būti sudaromi rinkos kainomis, vertinant pagal turto verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Šiaip tai čia nėra blogas ribojimas ir ta prasme, net turint minty, kad jūs kilnojamą turtą valdot nuosavybės teise ir patys galite laisvai disponuoti, patys galite kada norit parduoti ir kaip norit parduoti, čia sąlyginai kaip norit, aišku, tai be abejonės tas principas, tai, kad turi būti sandoriai sudaroma rinkos kainomis, turėtų būti taikomas ir kitam turtui. Na, dėl kelių, aišku, priežasčių, dėl to, kad čia jau ir viešasis interesas jau nėra patikrinti, ir valstybės kontrolė tą pati gali patikrinti, na ir visada prestižo klausimas kils, kad nedaug tiek, jeigu jūs automobilį pardavėt už 1 litą ir, aišku, tai vėlgi materialinės atsakomybės klausimas. Turiu minty privačių juridinių asmenų atžvilgių, jeigu vadovas parduoda automobilį už 1 litą, tai yra pagrindas išieškoti šio nuostolio atlyginimo. Jau neimant to, kad tas sandoris yra pripažįstamas negaliojančiu, ne? Tai vėlgi to principo irgi galima būtų laikytis ir to kito turto atžvilgių. Na ir čia dar plius reikalingas išankstinis vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos sutikimas. Aišku, tas sutikimas jau daug ką pasako, praktiškai rinkos kainom galite ir negauti to sutikimo, o gal atvirkščiai galite gauti sutikimą, jeigu parduosit tam, kam reikia. Čia irgi yra visokie niuansai, ne?